Aš dar visiems primenu, kad vandens yra gale, gazuoto ir negazuoto turbūt, ir maisto yra, tai galite judėti, čia nereikia labai vargti daug. Kiek iš jūsų yra dirbę su prastu vadovu? Pakelkite ranką. Nice. Daugiau negu lėktuvų skrydė šį. Gerai, dabar einam į antrą levelį. Kiek iš jūsų yra buvę blogų vadovų, prastų vadovų? Okei, nesitikėjau šiaip. Tai vadovu galima tapti, tai tu studijuoji, kursus kažkokius baigi ir įgyji įgūdžius. Arba tu gali būti paskirtas dėl savo pasiekimų darbe, kas yra be įgūdžių, bet gali būti. Ar pasiruošę ketvirtą istorijai? Tai gerą vakarą, esu Mindaugas Oželis, atvykau su savo terapinė šune Mono, šiek tiek pririšom, kad aš galėčiau fokusuotis į istoriją, bet paskui bus galima paliesti, kas tik tai nori. Aš turiu gyvenimą po darbo, fotografuoju juostą, rašau vaikams knygą, su Mono dalyvaujam terapijai su vaikais, seniorais, dirbu edukacinėme darbe, marketinge, turiu migreną aurą ir ūkininko pažymėjimą. Šiandien jums papasakosiu istoriją, kaip lygiai prieš 12 metų, o gal ir nelygiai iš tikrųjų, aš nusprendžiau pakeisti savo specialybę ir tapti reklamos žmogumi, nes reklamoje žmonės labai daug kuria, uždirba daug pinigų ir aš to norėjau ir ėmiau ir sustartavau. Ir aš dar buvau jaunas visai palyginus, nes man dabar 40 metų ir aš pagalvojau, tada aš dar nežinau, bet kad tą, ką sugalvoji, tą gali ir pasiekti. Ir aš reklamos agentūrai be patirties. Aš jau dirbu, aš jau mokausi, stengiuosi, varau, perdeginėjau, viršvalandžiai, push klientai, viskas. Aš nei vieno slaido nepakeičiam. Nu tai pabandom. Čia klausimas apie vadovus buvo. Čia jau aišku, 2 pristatymus lygiai 2 turėjom. Ir šičia jau grįžtam į slaidą, kurį reikia, kad įvyko pokytis mano gyvenime ir aš tapau digital marketingo augančių jaunuoju specialistu. Ir tada, kai dar startavau, tai buvo iš tikrųjų, ne visi tikėjo, kad tai iš vis gali parduoti ar kažką daryti. Ir per porą metų dalykai pradėjo taip keistis, kad tai tapo neatsiejama dalimi ir Vilniuje skaitmeninė rinkodara pradėjo būminti. Man sekėsi puikiai, aš skyriau daug laiko. Iš tikrųjų pradėjau jausti, kad aš darausi tokiu visai stipriu specialistu, kad jų nėra tiek daug rinkoje. Toks, aš gerai varau pajustau, toks special jausmas atsirado. Tuomet pradėjo atsirasti ir iš didžiųjų Lietuvos agentūrų, Vilniaus agentūrų tiksliau pasiūlymai, kur siūlo didesnę algą, siūlo bonusus, gyrę, skiria dėmesio. Aš negalėjau patikėti, kas darosi. Ta prasme, kilimas buvo didžiulis. Ir buvo viena darbovietė, kur aš algą kėliausi 6 kartus. Tam, kad išlaikyčiau algos augimą eksponentinį, aš turėjau darbovietę keisti kas metus arba 2. Ir mano atlyginimas nuo starto šitos karjeros iki maksimumo alga buvo padidėjusi, atspėkit, kiek kartų buvo didesnė. 10 girdžiu. Teisingai, 20 kartų. Tuo prasme, jūs suvokėt, aš startuoju ir 20 kartų didesnį algą turiu per kažkiek laiko, kurio aš neįvardinsiu. Bet į akis galiu pasakyti vėliau. Nu gerai, važiuojam. Darbą būdavo iš tikrųjų labai lengva rasti. Šlykštus LinkedIno postas su dar šlykštesnių kopijų, dėmesys pritrauktas ir važiuojam, pasiūlymai eina.
Taip gavau ir pasiūlymą, apie kurį dabar jums papasakos ir čia bus dabar suksis visa šis. Susitikom kavinėje po šito LinkedIn posto ir aš nesu turėjęs tokio darbo pokalbio, kur ir aš, ir jie, ta prasme, apsiseilėję visi buvom. Aistra ėjo toj kaviniai. Man atrodė, kad čia yra geriausias darbdavys, pas kurį galėčiau dirbti, čia yra svajonių darbas, jie galvojo tą patį apie mane. Ten mums vietoj reikėjo susituokti ir išskristi ne su Small Planet, į Madeirą. Arba Madagaskarą. Svarbi detalė, kurios nepaminėjau, kad tas staigus augimas, tas toks pokytis, ta jaunystės dvasia padarė vieną dalyką, kad aš tapau arogantišku šikniumi. Čia jau dabar šiek tiek nebe viskas juokingai pradės darytis po truputėlį. Man darbdaviai leisdavo daugiau, aš jaučiausi turintis daugiau teisų, aš jaučiausi žinantis daugiau už kitus. Iš tikrųjų, jaučiu tokį vaibelį, kad aš esu svarbus jau. Ir aš jau duris atidarinėjau nebe rankomis, o kojomis. Nes why not? Gerai, šita maža detalė nesutrukdė mūsų meiliai, grįžtam į kavinę, man pasiūlo vadovauti įmoniai. Aš marketingo specialistas, digital marketingo, ir man pasiūlo vadovauti įmoniai. Wow, ir aš toks galvoju, čia tai įvertinimas, čia tai hustlas. Aš niekados nevadovavęs, bet, tai ką, pasigūgliname, jei jūs dar nebuvo, viskas bus ok. Ir su akcininkų ambicijomis, mano ambicijomis, mano nesuvokimu, į ką aš einu, kad mano patirtis yra maks 2-3 žmonių grupė, su kuria aš dirbu projektinėje veikloje prieš tai kitose agentūrose, bet aš nevadovau žmonėmis. Dzin, važiuojam. Gerai, suspaudžiam rankom, kaip matot, tystas seilės, žvilgsniai yra wow. Ir sustartoju aš dirbti nedidelėje agentūroje, nors tai reklamos irgi sektorius, bet pakrypa šiek tiek agentūros skiriasi ir aš neturėjau patirties į ten, kur nuėjau dirbti vadovą ir vadovauti tai komandai. Ir ateinu aš tenais, yra senbuviai, yra kokie 6-7 žmonės, reikia pradėti dirbti, jaučiam šią tokią įtampėlę, aš kaip ir naujokas tenais, toks kaip kažkoks newcomeris, nepasitikė manim iki galo, aš bandau įtikti ir patikti, stengiuosi. Ir prasideda dalykai. Aš ten dirbdamas pasirodo, dar nežinau tada tokio žodžio kaip restruktūrizacija, net dabar negaliu ištarti žodžių, restruktūrizuoti įmonę. Tai kas tai yra? Tai yra realiai atleidimai ir žmonių priėmimai. What? Ir, tai ką, prasidėjo atleidimai. Tie atleidimai nebuvo ten kažkoks goodwill ar kažkas panašaus, jie buvo motyvuoti, suderinti su akcininkais ir visa kita, bet šitas reiškinys pradėjo kurti tokį nepasitikėjimą iš kolegų ir kai kurie pradėjo bijoti, nes man trūko skaidrumo, man trūko aiškumo, kaip aš tai darau ir žmonės reagavo į tai. Važiuojam toliau. Aš atėjęs iš tokių labai greitai judančių tenais agentūrų visą kitą ir čia ateinu ir čia tie žmonės, ypač tie senbuviai, kažkaip čia slow motion, slow thinking, aš toks, tai čia kažką reikia daryti, čia sprendžiam visą šitą problemą, aš čia to viską išspręsiu ir mikrovaldymas, važiuojam. Ką pasakyti klientui tiksliai, ką mailą parašyti tiksliai, PowerPoint'e kokius tekstus naudoti, ne kokius kitus, čia pikselį parstumėm per 5, nepersigalvo, ne tu negali, kokia mėgstamiausia spalva Vilniuje. Ir žmonės iš tikrųjų
pradėjau jaustis kažkokie prastesni už mane, už tą žmogų, kuris iš tikrųjų nežino, ką daro. Ok, didėja įtampa. Didėja įtampa ir aš pradedu jaust, kad kažkaip nebesutampa vaibai su kolektyvu, kad kažkaip atskirtis didėja ir kad aš jau žmonės skirstau į favoritus ir nefavoritus, favoritams skir daugiau laiko, nefavoritam mažiau laiko, kad aš deleguoju užduotis, pats ne iki galo suprantu, bijau pasakyti, kad aš nesuprantu, aš nenoriu prarasti autoriteto, aš nenoriu būti lievas vadovas. Aš žinau viską, aš neprašau pagalbos, mano kolegos nežino, ką daryti iki galo su tom užduotim, kyla dar įtampos toliau. Ir man atrodo, kad aš darau gerai, kad viskas važiuoja. Ir aš pradedu po truputėlį atsiriboti nuo komandos, pats dar to nesuprantu. Ir tarsi dirbo įmonėje su jos vadovas, bet kam aš vadovauju. Tada mano bendražygiai, su kuriais kartu valdau įmonę, jie man sako, Mindaugai, shit got real, tu kažką turi daryti. Ir aš tai tiesiog priimu kaip asmeninę kritiką ir dar labiau atsiriboju, ir aš nuo savo bendražygio atsiriboju. Ir aš tampu iš vis vienas, visiškai vienas. Nu ir ką, ir taip darbuojamės. +20 žmonių jau. Suorganizavau jų priėmimą, atleidimą, jau naujus atleidinėjam, senus gal priiminėjam, manau ne. Ir high season, low season, aš noriu desnės algos, ne, tu mažesnę algą gausi, aš noriu kitą skyrių pereiti. Aš nebegaliu, nespėsiu šito klientų, man nepatinka šitas klientas. Žodžiu, belekas vyksta, jau tiek yra įtampos mano galva ir nepamiršk, kad aš esu vienas, savo galvoju, už ten kažkur užsiklikinęs vienas. Ir aš suprantu, kad viskas. Arba aš pasidaviau gal tuomet, arba aš pajutau, kad aš nebesusitvarkau. Ir įsitraukiu kortą ir sakau akcininkam, žinokit, viskas čia yra nevaldoma, čia yra nesąmonė, aš noriu išeiti iš darbo. Pabrėžiu, aš noriu, ne aš išeinu, aš noriu, čia dar dramas palieku. Sako, tai gerai, kaip tik yra va to atostogos, čia va už kelių dienų, nu jo, suplanuotas. Ir pasikalbam po to. Tai išskrendu aš tų atostogų su normaliam avialinėm ir pabūnu gerą laiką, grįžtu, susėdam, pokalbis ir man sako, Oželi, mes pasikalbėjome su visa komanda, niekas nebenori su tavim dirbti, mes tave atleidžiam. Nu, aš nesijuokiau tada. Man mintyse pradėjo spengti. Man brain fogas ėjo, nes migrena. Man kažką ten dar pasakojo, kažką sako, aš nebegirdžiu jo, aš viskas. Aš pirmą kartą gyvenime aš supratau, kad dėl mano kaltės sugriuvo dalykai ir aš esu tas žmogus. Ir kad čia jau sulūžo dalykai ir jie nebebus pataisomi. Viskas. Čia nebėra, kad pasitaisysiu ar kažkas. Kad situacija dar būtų tokia, toliau važiuotume, tai dar kažkodėl reikėjo eiti savaitę į darbą. Tai aišku, nieks nebesikalbėjom. Ir toks vaibelis, žinokit, tikrai buvo keistas, kur taip ranka brauki per orą ir jauti. Aš šiaip tai jaučiausi labai ten nemaloniai ir nesmagiai. Man buvo gėda iš tikrųjų už save. Aš kaltinau Dymą, kaltinau šiek tiek save. Ir baigėsi šitą istoriją the end. Dabar jums klausimas, kaip manot, ar aš pasimokiau po šitos istorijos?
Teisingai. Nope. Dabar long story short. Aš pakartoju panašią kitą istoriją kitoj vietoj. Bet kadangi jau buvau šiek tiek vyresnis, ten tais keliais metais, jau buvo brandos ir galėjau kartais suvokti savo sprendimus arba ką man sako. Gavau feedbacką iš klientų, tai yra ne iš klientų, iš darbdavio. Gavau feedbacką iš darbdavio, gavau progų pasitaisyti ir man pavyko. Pavyko ir viskas buvo gerai. Dabar, kai aš čia pasakoju, žinau, kad visai linksmai skamba istorija ir aš čia taip stovėdamas irgi. Iš tikrųjų, tai jinai buvo visai sunki tada, kai aš buvau ir privėliau, žinokit, tiek klaidų, kad nefainai tiems žmonėms turėjo būti su manim. Tuo pačiu aš suprantu, kad aš galvoju, kad aš darau kas geriausia. Ir taip mes visi kartu augame. Tai ko aš dabar pasimokiau? Tai pirmas, tai yra tvarumas karjeroje. No hustle. Antras, kad pagarba vienas kitam yra būtinybė. Bet koks numeris kitas, komanda yra viskas, kaip tu pasieki kliento ir savo svajonės ir tikslus, jei galima deleguoti darbus. Ir kaip vadovas turbūt yra jau labai svarbu pasakyti, aš nesuprantu, aš nemoku, man reikia pagalbos. Ir kai atrandi tą vidinę ramybę su savimi, tu gali tuom dalintis ir su kitais. Ačiū Jums.